Apie stribitelius tai labai gerai žinau, kad jau eidavo, žmonės tos muždavo, išsivalydavo ir tai šitoksai buvo bublis, nemakšo didelė, nedorstas buvo bublis. Tai iš čia atvažiavo su gauja ir jį čia biškiniai nušovė tas nustenkės tos. Ir paskui mūsų labai daug raštavo, mano vyrai išvarė, tai vyras anksčiau paleido. Iš patardimą mane vėliau paleido. Ir mano tėvelis buvo išvarys, ir brolis išvarys buvo, tada mūsų 17 nuvarė į Nemakščius. Ir Nemakščius jau taip užėjo lietus, o tų jau stebukų žmonų, seteris, tai šauka mus iššaudytų. Tiek šaudė, kad jau iššaudytų, paskui išėjo toksai vienas rusas. Kažkai ten pasakė, aš kai rusiškai nemoku, tai juos ir nutila paskui. Paskui jau mes laukėm, kada mus pakvies jau ant atardymą. Čia mane pakviečiau, klaus, ką tu matai. Sakiau, mačiau 5 vyrus, kas ten tokie buvo, miškiniai ir liaudės gynėjai. Sakau, juk aš tai nepažinau, sakau. Mačiau, kada jau. Sakė, važiuok namo. Ir paleido namo. Na, o jo vyras mano buvo paleista anksčiau. O tėtis jau, reiškia, su mano broliu, tai jie naktį paleido. Ir daugiau atsisakė, jeigu reikės, mes pasikviesime, bet daugiau mūsų nekvieti. Eidavo per tas trobas, aš pamenu, nesiėmiau lašinių, kabaliuką pasidėjau ant stalą ir išėjau į kiemą, dabar išeinu stribuoks, įeinu, nėra tų lašinių. Jis išnešė tos lašinius, tai reikėdavo nuo jų saugotis ir vienu žodžiu, kad jau bjauru buvo. Tada eidavo, žinot, ten ir pastalčius landydavo tie stribuokai ir vienu žodžiu buvo šitie dokumentai, visi tai knygų dėžutė graži, tai tus dokumentus sudraskė, ten dėžutė įsivežė, vienu žodžiu, kai gyvuliai tokie buvo ir nebuvo nei viena dora žmogaus. Žmonės bėgiodavo, čia garnizonai užtraukti būdavo viskas ir, žinot, širdis negera būdavo. Baimė imdavo ant tų jau visokių tenais jau. Tų kareivių, tie kareiviai vaikščiodavo ir, bet tie žmonės neužkabindavo tie kareiviai. Tai vienu žodžiu, tie vietiniai stribokai bjauresni būdavo negu tie kareiviai garnizonai. Jie bjauresniai būdavo, bjauresniai ir niekada atvažiavai, išėjo, o čia to trobekė, kiek tų įstribų nakojan. Šičia, pas tėvų, net tai būdavo šiaudų parsineš pasitys ir sugulni ir guli, ir lauk, kada ateis tie. Miškiniai. Aha, o tie neįdavo, niekada neįdavo. Tai jie jau ko gero žinodavo, kad... Tai jau žinodavo, kada neišėjo. Miško broliai, jeigu užeidavo, tokių užlaščių nedarydavo. Nedarydavo, jie pasėdėdavo, pipkį patraukdavo ir tai čia pas tėvų tankiai užeidavo.